Taip, šitas mano kūrinys yra iš tokio dar ankstesnio ciklo, negu prieš tai kalbėti kūriniai. Tai iš tokio, jis neturi konkretaus pavadinimo, bet buvo tokias kaip baigiamasis mano darbas Naktinių drugių medžioklė. Tai visas ciklas jis turbūt pasakoja apie tokius, nežinau, tamsesnius kažkokius įvykius, veiksmus ir tas kažkoks norėjimas pavaizduoti tą naktinį peizažą metaforiškai. Na ir bandymas buvo šitose kūriniuose taip, tarsi per kažkokius tokius metaforinius, alegorinius dalykus pateikti. Tai šis kūrinys vaizduoja iš tiesų mano draugę Gaudutę, toks ir pavadinimas, kuri laiko prisidengusi burną ir iš jos krinta drugeliai. Tai turbūt gali kilti visokių minčių, kas čia vyksta, ar jinai kosėja drugeliais, ar jinai žiaukčia drugeliais, ar jinai juokiasi drugeliais. Ir man patinka šitas iš tiesų žaismas tuo, kad, kaip ir pats įvykis, neįmanomas yra. Sakykime taip, čia būtų visiška tokia anomalija, bet tai sukuria tokį, sakykime, romantišką, bet kartu ir tokį labai kraupų įvaizdį. Tai pats ir nutapimas iš tiesų yra toks labai, sakyčiau, irgi agresyvus, toksai, lyginant su mano kitais kūriniais, jis toksai netoks detalus, jisai toks ekspresyvesnis, ryškesnis, sakykime. Tai manau, kad šitame būtent cikle ir buvo noras, taip žiūrovą tarsi sujudinti, nustebinti, galbūt šiek tiek šokiruoti, bet to pačiu ir tapybiškai parodyti grožį visų tų, net ir kažkokių baisesnių dalykų.